Labas rytas, žvejai. Na, sveikinuosi iš visai įdomios vietos. Pagaliau priėjau vieną iš savo pirmųjų planuotų taškų. Tai yra toksai nemažas tiltas, iki jo buvo apie kilometriukas ir tai bus pirmas taškas, kurį norėčiau patikrinti. Tai va, tai planuočiau šiandien įvairių vietų, žvejybą įvairiose vietose. Norėsiu patikrinti ir priekrantės zonas ir va tokias vietas kaip čia, nes žinau keletą tiltukų, kurie yra turėtų visai būti dvasingi. Būtent atėjau tokiu momentu, be abejo, tai jūrinė žvejyba, tai yra pietiniai Norvegijai. Tai yra kas prieinama visiems. Pradėsiu šiek užsimetęs kelias dugninės, po to, kai truputėlį nusilps srovė, pabandysiu gal dar ir pamėtyti. Jinai dabar nėra stipri, bet 100 gramų nuo tilto žvejojant yra specifika ta, kad kai yra didesnė srovė, tai masalą tiesiog pradeda kelti, todėl reikia didesnė. Šiaip, kai yra nedidelė srovė, 100 gramų pilnai pakanka. Tai yra toksai svoris, kuris yra idealus mėtymui ir po to žuvies traukimui. Bus truputėlį kelimo, nes tiltas yra kokie 5-6 metrai turbūt, galbūt taip daugiau. Tai va, pirmas taškas, pabandysiu čia, o po to reikės judėti toliau. Jeigu čia bus gerai, tai bus galima, aišku, užsisėdėti ir ilgesniam laikui. Na, bet dabar yra, kiek dabar yra? Dabar yra apie 10:30, 1 valandą aukščiausias vanduo. Einu gaudyti. Specifika šitokios žvejybos nuo tilto su dugninėm, bendrai nesvarbu, ar su dugninėm, ar su pilkeriais, neturi reikšmės. Yra tame, kad reikia paplanuoti, kad gali užkibti didelė žuvis. Didesnė, tarkim, kurios kranu, taip liaudiškai pavadinus, gali neiškelti. Reikia pasiruošti, biškį luktelsiu, kol mašinos pravažiuos. Reikia nusižiūrėti vietą iš tikrųjų ne tik tai kur žvejot, bet ir susiplanuoti, kur bus iškeliama žuvis. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Dar luktelsiu. Tai iš tikrųjų yra svarbu ir ypač kai yra tikimasi arba norima, be abejo, visi žvejai nori pagauti didesnę žuvį. Nes čia ne taip kaip ant kranto, kur gali prisikelti žuvį, biškai luktelnu, nes šiandien mašinų labai daug važiuoja. Kur ant kranto galima prisitraukti, prieiti ir išsikelti žuvį. Tai va, čia aš esu susiradęs. Aišku, man čia reikės eiti į priešingą pusę, į tenai. Ten yra toksai šioks toks priėjimas yra prie vandens. Vieną kartą čia buvau pagavęs 6 kg menkę, tai va teko visą tilto pereiti, pakilti tą tiltų biškutį aukštyn ir nusileisti žemyn. Tai va, čia toksai reikalas. Plius reikia, jeigu prie kranto, kaip sakant, srovė neša į kažkurią tai pusę, reikia sunkių gramatūrų, kas kartais duoda užsikabinimus, užkliuvinių visokių. Čia yra kitoks momentas. Šis sunkus svoris reikalingas tam, kad tiesiog nebekeltų nuo tilto žvejojant masalą, nes kas gaunasi, jeigu yra ne per toli užmesta, o čia būtent nereikia toli užmetinėti, truputėlis nuo statmenumo biškutį į šoną. Į priekį tiksliau ir viskas. Pagrindas jo yra, kad nepakeltų masalo, nes kai didėja srovė, tiesiog to užmesto ilgio nebeužtenka ir masalas pakyla į paviršių ir kibimai dingsta visiškai. Tai va, dabar orelis šiek tiek eina į pasikeitimo pusę. Biškutėlį jaučiu, kad didėja vėjas. Ir reikės pažiūrėti, kiek aš šitoje vietoje galėsiu užtrukti, aišku. Norėtųsi ilgiau pažvejoti, čia yra gera vieta, čia būna didelių žuvų, nes čia vandenynas yra visiškai netoli. Šita tilto sistema yra visiškai netoli išėjimo į atvirą vandenį, didelį atvirą vandenį.
Nu, einu pakeisiu, dabar uždėjęs skumbrės esu ir reikia pažiūrėti, bandyti laukti, koks veiksmas šiandien laukia. Na ką, vėjas darosi vis labiau ir labiau nemalonių. Manau, kad aš greitai reikės eiti šitos vietos, nes graunasi grinai į kaktą, rytų vėjas pasisuka, buvo šiaurės vėjas buvo truputėlį pridengtas, tai buvo dar malonu gaudyti. Buvo dar kibimų, matėt, viena, antra, trečia lyra užkibo, aišku, jos nedidelės, bet kažkaip kitokių žuvų nebeateina. Prieš paliekant šitą vietą, iš tikrųjų, jinai patogi pakalbėjimui su jumis, tai norėjau pasidalinti sistemėlę, kurią naudoju dugniniai. Dariausi pats iš įvairių, kaip visi žinom, jūrinės sistemėlės, tai dažniausiai būna visokios švieselės, blizgučiai ir taip toliau. Naudoju, šiuo atveju pas mane yra 90 gramų švinukas, po to prinešiu parodyti. Ir yra, kuris vaikšto ant pagrindinio floriko, kuris yra 0,40. 0,4 ir jisai yra kažkur tai metro ilgio, gal netgi daugiau. Jisai, tai va, jeigu parodyti, kaip tai atrodo, tai va, tas reikalas yra va toks va. Visiems žinoma, gali būti gaudoma ir upėse, ir ne tik upėse šitokia sistemėlė. Tai va, tai yra suktukas, sektukas švinas ir tas suktukas atsitrenkia į kitą suktuką. Man tai patogiausias reikalas, tik tai užmetant reikia truputėlį prilaikyti šviną, kad nesigautų tokio efekto, kad eina švinas žemyn, paskui save tempia masalą ir jisai užsivinioja už virš jo esančio valo. Tai truputėlį prilaikyti gaunasi, kad tada masalas eina šiek tiek toliau ir visa sistema taip skęsta, tarkim. Ne blizgučiai, švieselės tokios, tarkim, pavadinkim, tai komplektavausi pats. Atrodo va šitaip. Tai yra perliukas, po to yra toksai blizgus popieriukas, perlinis toksai. Tas perliukas karoliukas, popieriukas, po to šviečiantis. Jisai iš tikrųjų, nežiūrint tai, kad yra oranžinis tas reikalas, jisai šviesiai, lengvai žalsvai po vandeniu. Tada nešviečiantis rutuliukas, raudonas, vėl šviečiantis, vėl blizgutis ir vėl perliukas. Tas blizgutis popieriukas yra tam, kad pasklaidytų tą švieselę. Tarkim, nes jinai tokia briaunuota yra tas lapelis, popieriukas, nežinau kaip pavadinti. Na ir kabliukas su šiuo atveju su skumbrės gabaliuku. Tai va, toksai dalykas man labai gerai dirba, man nepatinka, kai yra prikelti kabliukai. Tai va, šiuo atveju, ypač kai nuo tilto yra patogu, tai aš naudoju va šitą reikalą. Vieną kabliuką, nes čionai dugne gali būti šiokių tokių kliuvinių, ypač po tiltu, tai geriau nerizikuoti. Tegul tas vienas kabliukas būna žuvies burnoje ir sėkmingai didelę žuvį galima bus ištraukti. Tai va, tai tokia specifika. Dabar čionai, kaip minėjau, jau toksai nebegražus oras, užsitraukė. Vėjas pasisuko iš šiaurės visiškai į rytus ir važiuosiu į kitą priedangą pasiieškoti kažkur, tai kad būtų maloniau. Nes, kaip to žuvies čionai toj pietiniai daly iš tikrųjų biškutėlį sunkiau. Facebook'e iš tikrųjų yra žvejų komentarų, kad oi, čionai nedidelė žuvis, bet iš tikrųjų toj pietiniai daly Norvegijos yra truputėlį sunkiau su to didelė žuvim. Tai mėgaujamės tiesiog veiksmų ir tokiom maždaug kilinėm su trupučiu daugiau negu kilogramas žuvimis. Tai va, dabar pažiūrėsiu, kiek aš šiandien dar ištempsiu, nes nebemalonu, plus veiksmas kažkaip tai aprimo, galiu pasakyti. Kažkaip tai pradžioje atvažiavus buvo įdomiau. Reikės dabar kur nors paieškoti prieimo nuo uolų. Iš tikrųjų tai keista, galbūt vis dėlto vėjas įtakoja, nes srovė ir kilimas vandens yra geras dalykas. Bet kažkas tai dar yra, iš to susideda žvejyba, nes negali žinoti, kada pagausi, kada nepagausi. Taigi, manau, eisiu rinktis, čia labai patogu buvo pasėdėti ir pasišnekėti su jumis. O dabar reikia eiti ir stebėti orą ir kažkokias tai išvadas daryti.
sąlygom, jis pasikeitė labai greitai, o jau matosi, kad apsiniaukė visiškai, teko pervažiuoti į kitą vietą, nes pakilus vėjui visiškai neįmanoma buvo užmetinėti tenai, kur žvejojom. Na, atvažiavau į kitą vietą ir reikės pratęsti žvejybą. Čia irgi gera vieta, bet, nu nežinai, kaip bus. Anoj vietoje, kaip sakant, per giedrą orą nieko, gal tenais irgi būtų buvę, bet tiesiog jau užmetimai buvo nebeįmanomi. O čia aš manau, kad gal kažkas tai turėtų, nes menkės iš tikrųjų aš pastebėjau per tokį apsiniaukusį orą ir lengvą darganą šiek tiek geriau ima. Galbūt tenais būtent ta saulė ir davė savo blogą efektą. Nes be abejo, dabar aš tikiuosi menkių. Nu, čia nedidelės, čia tokios bus tarp kilogramų 2, tarkim tokios. Reikia bandyti pažvejoti dabar šitų orų, čia tokia graži užuovėja. Būtent jinai gelbsti padėtį, gelbsti dieną, tai pasakykim. Nes tenais, kaip minėjau, visiškai neįmanoma užmetinėti, reikia eiti žvejoti. Biškį pasitraukiau iš šonų užmetinėdamas, nes virš manęs yra pušis ir jos truputėlį užsimojimui trukdo. Reikia pažiūrėti pirmiausia, kaip čia srovė veikia, nes tenai srovė tokia, ten buvo platesnė vieta ir to srovė nelabai buvo juntama. O šiuo atveju, pažiūrėsiu, kas čia vyksta, jau yra pakilimo, grubiai sakant, tarp aukščiausio ir žemiausio taško dabar yra vidurinis laikotarpis. Vidurinis laikotarpis būna toksai, kaip sakant, kai jau vanduo pradeda silpti, bet dar biškis srovė yra ir tai yra gerai. Bet jau šitose vietose taip yra. Palauksiu dabar, kol nuskęs. Čia gylis, aš tikiuosi, yra apie kokie 30 metrų, grubiai. Ir būtent menkės būna, kur būna pakilimas, iki biškį man paeiti prie. Pakilimas iš dar didesnio gylio, iš kokių 40-50 metrų į tą 30 metrų gylį, 20. Džigavimo taktika, bent jau pas mane, aš gaudau džigavimo būdu. Tai yra 60 gramų galvakablis ir mėtau daužydamas į dugną. Yra! O! Yra iš karto rezultatas. Fainai. Dabar reikia tik tai ją, bet čia nedidukė. Tokia, tarkim. Kotas linksta. Vat visai kita situacija, negu kad buvo anoj vietoj. Gana greitai po užmetimo užkibo, tai bus traukimo truputėlį, nes ant tolimojo skardžio sėdo. Iš toli yra reikalų ištraukti, bet čia nedidukė. Va, žuvytė, maža visiškai. Bet vat laikosi tame didesnėme gylyje. Va kokia. Menkutė. Šita spalva tiek pilkerio, tiek guminuko yra geriausia. Bet jau kol kas tai būdavo. Na va. Mesiu aš ją lauk. Reikia atsikabinti. Gerai, pristabdysiu, kad čia man ilgas įrašas per daug nebūtų. Truputį to pirmojo metimo efekto prisibijau, nes tai buvo pirmas metimas naujoje vietoje ir kibimas. Ar tik nebus taip, kad po pirmojo metimo ir teks daugiau nieko neturėti, na bet reikia gaudyti, čia aišku bajerio lygmenį, bet visiems tai yra svarbu. Nu, taip, psichologiškai žvejai. Nu, einu toliau mėtyti. Per daug toli nemėtau, nes iš tikrųjų yra
yra dar tokia srovė, jinai turės kažkada tai silpti po truputį vėl ir labai stipriai nuneša, tarkim, prie kranto primeta. Tai reikia tai pasiskaičiuoti, aš žinau maždaug, kur turėtų būti užmestas masalas, kad atsidurtų, tarkim, traukiant per tam tikras vietas, nes iš tikrųjų ne visur, jeigu taip mėtysim bet kaip, menkės ne visur yra. Yra tam tikrose skardelėje, žinau, kur yra perkritimas, tai tenais, tarkim, jau prisitraukus, netgi ne visada, va čia buvo užmetimas ir iškart kibimas, netgi ne visada ten kimba, reikia pritraukti, tiesiog aš permetu į didesnį gylį ir tada būtent kibimas sega. Na, bandau toliau sukti. Pravedimas geriausiai man pasiteisinęs tai yra, kai mestelnu, 2 kartus susuku ir laukiu, tai 60 gramų svoris anam gale, kai yra srovė, tai dažniausiai būna kibimas tada. Ir menkė, kaip sakant, būna, kad beskęstantį ima, bet man labai dažnai būdavo, kad pameti, lauki, kad nuskęstų, kai nuskęsta, lukteli sekundę, dar kartą pameti ir pasirodo tada jinai paėmas. Jinai laukia ant dugno masalo. Pamesti maždaug reikia taip, kad užtektų suvynioti maždaug 2 ritės, 4000 dydžio ritės sukimus, 2 sukimus ir susivyniotų valas. 2-3 kartais, bet biški mažiau negu 3, nes gaunasi labai didelis masalo pabėgimas iš diapazono žuvies. Gerai, darau normalesnius pametimus, nes kalbant ne visada patogu. Yra dar viena žuvis, realūs kibimai. Ką aš padariau, pamečiau bendrą metimą ir po to beleidžiant padariau keletą tokių stuktelėjimų, ko gero matėsi, bet vėl tokia panaši kaip ten buvo, nes lengvai traukėsi. Tokia panaši žuvis kaip ten buvo. Ana, lauksiu didesnių. Gal truputėlį, kai vanduo stipriau aprims, nors dabar labai gerai, jinai toksai silpnumas, pasilpęs yra labai gražiai. Yra gražiai pasilpęs vanduo, bet su srovelė, tai va tas labai tinka ir pilkerio toli neneša ir jo, nu, už aną truputį didesnė, pavadinkim taip. Opapa. Va, žuviukas. Už aną truputį didesnis. O, kaip riečiasi. Va. Tokia žuvytė. Linksma. Bet bandysiu laukti didesnės truputėlį, nes čia ne visai ta žuvis, kurios norėtųsi. Na va, veiksmas po truputį yra. Pasitvirtino vietos pakeitimas. Norisi dar gyvų kibimų, ypač jums parodyti žvejai, bet norėtųsi aišku, kad kitame gale būtų dar ir didesnė žuvis truputėlį. Einam toliau ieškoti. Vėl metimai sąlyginai nėra tolimi, metu maždaug pusę savo jėgos, nes stipriau nereikia. Nes po to, kaip sakant, per daug stipriai, čia iš mano pusės yra tokia lankėlė ir labai stipriai ją užkreivins. Labai toli įeis, o iš tikrųjų prie kranto čia specifika ta, kad čia menkių nėra. Ten plekšnių įmanoma buvo pagauti, aš ten pernai neblogų plekšnių pagavau. Na, plekšninių šeimos aš turiu menį, įmesiu gal keletą nuotraukų. Pagal progą pažiūrėsiu, kad iš tikrųjų užlinko vienas mano išorinis gardelis ir ten buvo labai daug 4 terabaitų ir teks kažkur tai vežti, tvarkyti, jeigu žvejai pažįstate, kas nors, kas užsiema duomenų
atkūrimu iš sulūžusio hardelio, iš užstrigusio, galėtumėt pakomentuoti ir parašyti. Tai va, tai jeigu rasiu kompe, tai pas mane, aš manau, kad gal yra, tai mesiu tų plekšnių nuotraukas. Iš tikrųjų labai šaunios žvejybos būdavo. Kas čia? Tik užmetus iš karto yra. Matėt, va, trečias kibimas. Kol kalbėjau, kol leidosi, čia biškutį didesnė. Truputį didesnė. Nedaug. Ne taip, kaip kas mums asocijuojasi su norvegiškom plekšnėm menkim. Bet čia jau toksai biški gražesnis egzempliorius. Už anas, gal dvigubai. Nu va, iš tikrųjų ta pati istorija. Permetu skardį ir traukiu iš gylio į viršų, bet tas skardis eina ne į mane, o tas skardis eina į dešinę, į tą pusę. Ir taip sąlyginai gaunasi, nu čia biškutį gražesnė, bet gražesnė šitų vietų prasme, ne norvegiškąją prasme. Dar papasakosiu vieną, kol traukiu reikalą, kad nustojau naudoti suktukus floriko gale, pavadėlio gale. Naudoju 0,4 floriką kaip pavadėlį, dedu į tokį ilgio, kad būtų, pavyzdžiui, kad supakavus jisai netrukdytų, o čia jau biškiek didesnė negu tos buvo. Reikės kažkaip tai ją gudriai ištraukti, kad jinai tik tai neatsipurtytų. Biški išeinu iš kadro. Čia jau biškutį toksai dvigubas negu anos. Dydis reikia kelti atsargiai, su kotu, su protu. Ai va. Va žvėjai. Kaip atrodo menkutė. Jau čia truputėlį didesnė ir gražesnė. Masalas. Jinai prispaudinėjo, nes labai dažnai menkės va taip va išsitraukia. Jos spaudžia masalą ir pasikerta iš apačios. Žiburnos eina smarvė truputį. Va, žuvytė. Tai iš tikrųjų dabar sunku pasakyti, kas labiau suveikė. Ar tarkim, vietos pakeitimas ar oro pasikeitimas. Gal iš tikrųjų tenais irgi, kaip minėjau, būtų kažkas tai buvę, bet tiesiog tenais jau mėtymo sąlygas buvo neįmanomas. O čia labai gerai, už mano nugaros, jeigu aš mėtau, yra kalnas ir vėjas būtent iš tenai yra, šiuo atveju iš pietų pusės. Labai gerai dengia tą kalną ir štilis principai. Labai gera vieta. Ypač kai pietų vėjas, kai vakarų arba šiaurės, nieko gero visiškai, absoliutiškai. Nu ką, laukiam toliau kibimų. Vėl lengvas metimas. Ir tai va, tai nepabaigiau sakyti, man atrodo, kad ant floriko nustojau naudoti, tiksliau ant blizgučių nustojau pilkeriukų. Šiuo atveju aš dabar gaudau kinetiko. Kinetikas tai yra principė vestinas. Anksčiau buvęs kinetikas turi savo liniją kitų dalykų, turi drabužių, jūrinių reikalų ir būtent šitie pilkeriukai jau yra jūriniai reikalai. Nustojau naudoti suktukus ir žiedelius, tarkim, dedu tiesiog segtuką. Netgi yra vietos, čia pastebėjau, kad dar geriau yra kibimas, tiesiog aš dabar pasiėmiau, nes nežinau, reikės eksperimentuoti, bet matau, kad eksperimentuoti nereikia, tie patys pilkeriai dirba kaip ir visada. Nededu netgi segtuko, rišu per mazgelį. Per mazgelį rišu tiesiai pilkeriuką ir pastebėjau, kad daugiau kibimų. Menkių, ta prasme. Tai va, tai pamastymai. Bent jau aš tokį sutapimą pastebėjau. Nežinau kaip kitose vietose, kitiem. Laukiu, kol nuskęs, va, nuskendau. Vėl pametu. 2 pasukimai, yra lengva srovelė, kur jau po biškį silpsta ir būtent laukimas nuskendimo. Nuskendo, galima netgi sekundę luktelt, pamesti ir toliau.
Tokia, grinai, džiginė, sunkaus džigo. Kotas pas mane yra 20-60 gramų, čia yra trevelinis. Trevelinis kotas susidedantis iš 4 dalių finale, 2,70 ilgis. Jisai toksai lengvo gumiškumo, arba kaip lietuviai vadina arklio uodegiškumo biškutį turi, bet labai nedaug. Tai yra būtent tom sunkesniem pilkeriam išmesti yra labai geras dalykas, nes jeigu bus kietas kotas, tai turėsi mesti tiesiog iš mosto, o čia grinai gaunasi, kad iš viršūnėlės iššovimas yra. Ir labai gerai lekia. Ir tas 60 gramų ir tas lengvas gumiškumas tikrai spjauna, pavadinkim taip, kotą, kad masalą, kad labai gerai. Opa! Yra dar viena. Nu, hebra, laidelė gausis, ar ne? Jau čia jinai arčiau. Jau pusę pritraukiau. Pusę to atstumo, tarkim, kurį norėjau. Menkės, man patinka menkės yra, kas mėgsta lyras, nes čia antra žuvis didelė iš tų didesnių įmanomų. Svorio. Pabėgo. Ne. Galvojau, kad pabėgo. Kai kas mėgsta lyras labiau, aš sutikau tokius kelis norvegus vietinius, tai jie atseit sako, jiem lyros įdomesnis. Baltesnė mėsa gal, nežinau, man menkės labiau patinka. Ypač kulinarinė prasme, čia tokia per vidurį, kaip kad buvo pirmos ir ta antra didesnė. Kotas iš tikrųjų labai gerai kranu, tokias nedickas iškelia, bet aišku reikia su protu tai daryti, nes galima pamesti. Florikas, po to kitų metimų papasakosiu. Šviesi menkutė, kaip jinai atrodo. Žuvytė. Po to papasakosiu kitų metimų apie Floriko storius. Aš manau, pagal užmetimų ir traukimų kiekį, tai ko gero daugiau negu pusė yra sėkmingų metimų. Faina, kad taip trunka, įdomu, kiek tai truks. Turbūt aš taip spėju, kad kai srovė sustos, turėtų sustoti ir kibimai, nes čia dažniausiai tai būna. O po to, kai jinai pradės krist, tai išvis turėtų pablogėti, nes čia jau tai būna, čia tos vietos specifika, kad jau nieko gero patampa. Gaudyti reikia išnaudoti laiką. Kol leidžiasi dar kitas tipsas. Čia principė panašiai kaip buvo mano skumbrių žvejyba. Ir buvo, kaip sakant, vienas skumbrinio gaudimo tipsas. Taip ir čia sąlyginai. Tai pagrindinis valas pas mane yra pintukas 0,23 pagal amerikietišką arba mums įprastesnę sistemą. Aišku, Japonas jau irgi tapo įprasta pas mus PA valų matavimo prasme. Tai 0,23 ir Florikas 0,4. Kodėl šitokie valai? Bendras pintukas tai 23 šiandien standartų laikau. Galima būtų gaudyti su Floriku, jeigu tarkim būtų prie kranto, jeigu būtų priėjimas prie aš dabar nusisukęs pasakosiu tiesiog. Jeigu būtų priėjimas prie vandens žuvies pasiėmimui, tai galima gaudyti būtų ir 0,35 Florikų. Būtų nieko baisaus. Bet čia yra toksai kranų, reikia iškelti gal nemažai, kokius
4-5 metrus į viršų. Tai vat 0,35 biškutį yra per plonas tokiam išsikelimui. Jeigu būčiau kur nors ant leptelio ir prie, tai gaudyčiau laisvai 0,35 florikų ir nesukčiau savo galvos. Aš čia dabar naudojau, Lietuvoje aš jo nemačiau. Viršūnėlė užsimetė. Kas čia dabar? Lietuvoje aš jo nemačiau, aš naudoju Mustado floriką, labai geras, man patiko. Čia netgi buvo akcija, jie buvo padarę, kad, dabar bijau sumeluoti, 50 metrų rulonėlis, lietuviškais pinigais išeina 0,4, principė visų apie 4 eurus. Labai gera kaina. Pradžioje aš prisibijojau, nusipirkau porą dydžių tik tai, bet kai patikrinau, ar tikrai florikas, tai ir kaip jisai laiko, tai nuėjau nusipirkti dar bijau pasakyti, 0,35, gal 6,7 ir to 6,7 rulonėlės, nes kaina iš tikrųjų gera, jinai tiks ir Lietuvoje gaudant starkius, lydekas, tarkim. Vienas dar momentas, kaip patikrinti, ar florikas yra, ar iš tikrųjų florikas yra florikas. Na, imti brandai, tai jų gaminiai yra, kaip sakant, be abejonės tikri, bet jeigu kartais norima pataupyti ir nusipirkti kažką tai, arba labai populiaru, aš žiūriu Facebook'e dabar pasidarė, žmonės perkasi iš visokių AliExpress'ų, tarkim. Ten aš tikiu, kad tenais gali būti irgi gaminių, bet kaip patikrinti, ar, tarkim, nusipirkus ar parduotuvėje, pavyzdžiui, negavote to, ko norite, negavote to brendo, kurio jūs ieškojate, o tiesiog reikia floriko, reikia nusipirkti iš tų, kas yra. Tai patikrinimo būdas floriko yra labai geras vienas, galiu pasakyti. Pasimkit su savim žiebtuvėlį. Labai gerai, kad nėra kibimo, tai galiu išpasakot. Nu gerai, jau grįžo. Tai va, pasimkit su savim parduotuvėje žiebtuvėlį. Taip pat, ar tikras diametras, aš visada irgi, kai ieškau naujo valo, suviniosiu biškį, kalbu nekultūringai nusisukęs. Kai ieškau naujo valo, visada į parduotuvę einu su mikrometru. Tas padeda iš tikrųjų atsirinkti, nes labai dažnai valai būna užtorinti, nors parašyti, tarkim, mažesni. Na, čia, kad laikytų tos kilogramus. Tai va, tai du dalykai. Mikrometras ir žiebtuvėlis. Žiebtuvėlių, kam reikalingas žiebtuvėlis? Žiebtuvėlį tiesiog atvyniojus galiuką pinto floriko, padeginkite jį. Ir pažiūrėkite, turi susidaryti dvi kepurėlės, kaip taisyklė taip visada būna. Viena kepurėlė skaidri, tai yra monofilamento, tarkim, tai pavadinkim, medžiaga, ir mažytė kepurėlė turi būti juoda, toks kaip šašiukas. Vat juodas tai yra sudegęs florikas. Jeigu jo, tarkim, būna nedaug, arba jo nebūna visiškai, ne florikas, ta prasme, meskit lauk. Arba, galima gaudyti, aišku, bet, tai yra ne tai, ką jūs norėjote. Tai va, tai mikrometrų pasižiūrėti, ar iš tikrųjų toks storumas yra, nes jeigu, tarkim, 0,4, o yra 0,5, čia taip laisvai gali būti, netgi daugiau negu 5 gali būti. Tai dingsta visa esmė, tarkim, per stori valai, florika irgi, jie nėra labai gerai. Matomumo prasme, ypač kai yra skaidrus vandenys ir žuvis ganėtinai baikščios. Tai va, tokie tipsai. Tai va, o floriko ilgis pas mane būna, kaip sakant, jeigu jų pas jūs 2 dalių spinningas, tai yra va tokio ilgio kaip viršutinė dalis, kad, tarkim, supakavus, jisai neįeitų viršutinį žiedelį, o kabliukas, tarkim, užsikabintų už tos dalies apatinio žiedelio kojelės, tarkim. Arba už auselės, jeigu yra kotas su auselė prie rytės, nes ne visi kotai būna su auselėm. Šitas kotas yra su auselėm, tai aš kabinu su tokia auselė, labai gerai. Na gerai, užtenka kalbėti, reikia dar, nes ištraukiau jau tuščią metimą, kažkaip tai baisu darosi, gal jau kibimas dingsta. Nustojo truputį kibimas. Kažkaip tai aprimo, atėjo dar vienas žmogus pažvejot.
Ir aš įtariu, kad čia su srovė susiję. Čia srovė yra svarbu, nes jinai duoda judesį, na kaip ir visur. Kaip sakant, kaip žvejai žino, Kauno mariose, Kuršių mariose tas pats. Kai yra srovė, yra veiksmas. Nėra srovės, nėra veiksmo. Nenoriu dabar stipriai kalbėti, nes ten žmonės žvejoja, kad netrukdyti jų asmeninės, kaip sakant, neįsiveržti jų asmeninę erdvę. Reikės biškai kitą pusę metimą padaryti. Nepasisekė žmogui, veiksmas buvo iki tol, kol jisai atvažiavo. Čia būna žvejų šitoj vietoje, iš tikrųjų nemažai. Tiesiog šiandien taip biškai anksčiau atvažiavau ir neprašojau. Jisai saidukę nedidelę pagavo. Dar yra srovelė. Dar yra nešimas labai gerai. Nes kai jinai praeis, viskas ir baigsis. Bus galima važiuoti namo. Nu visiškai, reikės guminuką gal pabandyti. Reikės pabandyti guminuką. Aš dažnai būna neblogai, kai aprimsta vanduo 500 gramų galvakablis, nedidelis. Bet turi būti UV spalvinimo. Tai aš tokia pačia, kaip šitie va, yra tokie. Nu, ta prasme, guminukas ant galvakablio. 50 aš dedu. Nes po to jau labai stipriai per dideli būna. Čia va tas Vestino spalvinimas geras yra, jisai yra UV ir jisai matosi gerai. Užtenka bent truputį, kad būtų šviesos ir ten giliai jisai šviečia labai gerai. Bet kai yra srovė, tai nuneša labai greitai, net ir 500 gramų. Nes jisai tokia plokštumą turi, tai geriau aš jį naudoju, kai nusilpsta jau, vat kaip dabar. Tada galbūt ir lėtesnio pravedimo reikia. Daužant į dugną. Taip jau būna. Reikės pažiūrėti. Nes čia gylio yra, aš taip įtariu kažkur, tai čia tai apie kokią 30 iki 30 metrų, ten ant šono dar daugiau pas jūs. Čia va eina, va čia tasai toksai. Reikės pažiūrėti, nurimus vandeniui, kaip ar guminukas duos ką nors, ar nelabai. Nes jisai tokį lengvą sklendimą duoda iš lėto, jeigu pameti į viršų, suvinioji. Man toks įspūdis, kad jau eina atgal srovė. Man toks įspūdis, kad jau eina atgal. Nes aš ten užmečiau, jau valas į ten žiūri. Va čia ta pati nesąmonė kaip vakar. Tik aš vakar kitoj vietoje buvau, tai ten visiškai nebuvo, dar čia. Nu jau jo, tikrai. Ant guminuko pajutau. Jau pradėjau, be jokio sustojimo, nu. Tas yra negerai. Nežinau, nuo ko tai priklauso, labai retai tai būna, kad be sustojimo eina ir paukšt tik tai keliom minutėm. Ir nu, nes paprastai tai būna sustojimas. Tada jos persiorientuoja. Jo, tai žvejyba turbūt eis į pabaigą. Reikės į kitą vietą važiuoti. Kažkur tai. Nes pastebėjau, čia, pavyzdžiui, mėgsta kylant į vandenį, o krentančio nemėgsta šitoj vietoj. O yra vietų, kur mėgsta nukritus į vandenį. Nu, toj su guminuku suprasiu, ar jisai. Nes kai sunkus pilkeris, tai nelabai jaučiasi
Nu, jaučiasi pagal valą pati pradžia, bet su guminuku iškart jaučiasi, kad jau pradeda nešti kitą pusę. Bet taip kaip ranka nuėmė. Reikėtų pabandyti plekšnės gaudyti, jos tenais vat yra labiau į dešinę. Čia pernai tai neblogų, bet ten ne plekšnės, ten, man atrodo, gal iš otų jau, nes jie tie rudi su raudonais taškais ir vat, tokio dydžio teko pagauti. Jo, nu tos, aš nežinau, ten kaip, kuri ten ta rūšis dabar plekšnių. Bet, žodžiu, didelės. Bet čia aš nesu pagavęs. Dar krapnojimas kažkoks prasideda. Nu, kol kas tylu. Didesnės ar... Bet nežinau, tos saidos man taip. Tokios. Didesnė tik traukti, tenais jinai nesveika yra. Jau pradeda po biškį, ar ne? Nu, aš sakau, kad vat, be jokio sustojimo ir tas yra negerai. Jo, kai valanda būna, tai kažkur tai tylos, tai va ten galima su dugninė užmest, pagaut kažką, tai gali į gylį užmesti, nes kai srovė, tai viską nuneša. Turbūt jau reikės baigti šitoj vietoj žvejybą. Pakeitimas masalo nieko neduoda. Tai va, tai manau, kad čia jau kai pradės leistis vanduo, tai jau nebus nieko gero. Jau čia viskas. Reikės gal į kitą vietą bandyti važiuoti. Kokia? Jo, iš tikrųjų, čia tokia dvasinga vieta. Labai faina. Aukštai norint į kalnų viršų pasižiūrėti, tai reikia labai aukštai užlenkti kaklą. Nu va, baigės skęstis, čia pilkeris skęsta, kol iki 70 suskaičiuoju. Tai labai ilgai. Nu, čia gylio yra nemažai, aš manau, kokie 40-50 metrų. Nu ką, bandau džigauti. Dabar yra, kalbėsiu nusisukęs, nes reikia, kaip sakant, biškį vandenį žiūrėti. Kas čia dabar yra? Ko čia man taip ilgai skęsta? Na va, iš tikrųjų dar tiek pervažiavimų, kiek šiandien, tai turbūt dar nebuvo pas mane. Bet va, dar viena vietelė ir va laimikis, kaip atrodo, nebloga menkutė. Atvažiavęs taip nesistačiau kameros, nes kažkaip tai taip galvojau, bus čia efektas, reikės, nereikės, vėl nežino. Bet matomai, kad reikės čia pagaudyti ilgiau truputėlį. Nes, nu, sunkiai sekasi, todėl ir tiek daug pervažinėjimų tokių. Tai va, graži menkė, va tokia, kad visa tilptų. Ant geltonai oranžinio pilkeriuko 60 gramų. Populiariausia spalva, man geriausia spalva. Tai va, toks laimikis. Einu gaudyti toliau. Skęsta labai ilgai ir žuvis labai giliai. Šiandien, kaip sakant, buvau pasiėmęs ir šitos ir krevetės dugninę pabandyti pažvejoti, bet kažkaip tai įdomesnė žvejyba gavosi šitos išvykos su pilkeriuku. Kol kas tylu.
Yra vietų, kur toliau kibimai būna, yra vietų, kur arčiau privedus masalą kibimai prasideda. Čia būna per vidurį, tai pasakykim. Jeigu užmeti toli, tai kibimai prasideda maždaug nuo vidurio to viso užmetimo, bet negali žinoti, aišku, užmetinėjai toliau. Čia toksai uostelis, lieptelis, labai patogus. Jau netgi po liepteliu, aš manau, kokie 30 metrų yra gylio, 20 tai užsimerkus. Nu tai va. Daugiau nebekeisiu vietos, čia paskutinė vieta. Užtenka. Didelių laimikių per daug nepasitaikė, bet principas. Dabar va, ištrauksiu, parodysiu, koksai pilkeriukas man sėkmingiausias. Ten yra kinetikos. Kinetikas tai principė vestinas, galima taip pasakyti. To atnešiu. Perkuosi visada ne po vieną, ne po du. Šitie pilkeriukai būna pakuotėje po 2 vienetus. Tai visada pasiimu, va, parodysiu, kaip jie atrodo. Va šitas daikčiukas. Ir iš tikrųjų pastebėjau, kad va, jokių suktukų, tik vienas segtukas, fluorokarbonas 0,4. Ir va taip atrodo sistemėlė. Tiksliau ne sistemėlė, o, grubiai sakant, džigas, menkinis džiginis variantas menkiam, nuo gaudimui tik nuo dugno. Tik reikia daužyti į dugną. Kitaip, na, man neteko pagauti pakilusios menkės, kad būtų jinai pakilusi. Tai va, einu toliau. Na jo, kol nusileidžia masalas, tai čia negalima. Rūkorį ir cigaretę galbūt ne vienas surūkytų. Čia tikimybė truputėlį didesnės žuvies yra, bet kibimų mažiau, ne taip kaip tenai buvo. Davė gražią menkutę, bet toliau tai nežinau, kas čia bus. Ar čia bus, ar nebus. Ne, reikia permesti jau čia šalia. Šalia tik tai trosai nuo šitos prieplaukos eina ir pavojinga. Tai va čia reikia specifika ta, kad reikia išsikelti kiek galima greičiau žuvį, nes jeigu prisitrauksi ją esant žemai prie lieptelio, tai jinai gali už trosų užsipainioti. Tai va, turiu dar vieną žuvį, bet nuo kirtimo nenufilmavau, nesigavo. Nesigavo, bet tokia simpatiška žuvytė turėtų būti. Pompuojamas. Laimikis į viršų, va, kaip minėjau, reikia greičiau pasikelti, bet aišku, pavojus keliant yra, kad jeigu menkė spaudžia stipriai, kad gali išplėšti iš lūpų, jeigu tarkim į lūpą įsisegė. Eisim pažiūrėti. Tai, ką aš čia tokia įkaliau. Spaudžia neblogai, bet manau, kad už aną gal mažesnė biškį. Jo. Mažesnė menkutė. Nu va. Žuvytė. Tokia. Gražuolė. Dar pasikabinau vieną žuvį. Bet velnias, čia bus dabar ilgo traukimo, nes jinai ant pačio tolimiausio taško užmetimo. Pataikiau jai matomai į galvą. Bus ilgo traukimo, nes visiškai tolimas taškas rastas.
spaudimas gražus. 60 gramų kotas. Trevelinis linksta gražiai. Velnias spaudžia jinai į apačią. Reikėtų ją iškelt. Aišku, kai biškutį stipriau pakelsiu, tai slėgis biškutį man palengvins. Ta prasme, kad jinai turėtų biškutį nusiraminti. Slėgių skirtumas. Nu jo, statmenai ateina. Statmenai ateina visiškai. Nekelsiu taip. Imsiu rankomis. Kaip starkaną. Tuoj parodysiu, kas čia yra. Vienas laimikis. Tokia gražuolė žuvytė. Basas, beveik basas, ne? O, kiek čia šūdamas ją. Iš burnos. Gerai, einu toliau žvejot. Kamera nesinori tokiais pirštais išjunginėti. Dar vis skęsta. Skęsta, aš kažkur iki 70 spėjau suskaičiuoti. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai va, tokiu greičiu skaičiuojant, susiskaičiuoja iki 70. Opapa. Nu, vėl pompuoju. Aplink žuvėdrų priskrido. Gal ir geras ženklas, nors aišku, jos ten giliai, kas ten yra, nelabai mato. O. Visai čia linksma darosi. Aš įtariu, čia yra susijęs su... Aišku, kad oras yra negražus, tai čia labai gerai. Nes kai gražus orai, tai jau pasimokiau, kad čia nieko gero nebūna. Jau prieš savaitę buvo pilnatis, o tada tai buvo juodas reikalas. Aš atsiprašau, kad su nugara kalbu, bet kitaip nesigauna. Kas čia toksai? O, koksai gyvis pasigavo. Nu, pakomentuokit žvejai, kaip manote, kas čia toks. Aišku, jau išlindo pūslė šitą jam, tai jau čia nieko gero nebus. Laimikis toksai. Keistas laimikis. Ir tokių būna. O, šnypščia. Gerai, reikia nuimti tą kabliuką. Laimikiai iš šitos vietos. Gražiai atrodo. Tokios žuvis Norvegijoje. Iš tikrųjų jaučiasi, kad truputėlį veiksmas aprimo. Matomai yra kažkokie tai momentai. Tik sunku pasakyti, kokie įtakoja labiausiai, kad menkės ima. Ar jos tiesiog praplaukia ir jų nebėra. Man toks įspūdis, kad jos kai yra, tai jos man ima. Masalas vis dėlto yra atsirinktas, spalva ir pametimo būdai taip pat aiškus. Nu tai va. Bet vis vien aš jau ilgai nebeplanuoju būti. Užtenka pasigaudyti, tai reikės dabar sutvarkyti žuvį, sutvarkyti laimikį. Nes jau labai surėtėjo kibimai.
Galvojau, užkibau už šito troso, tai labai gerai paleido. Šiam gramų gerai skrenda. Labai gerai. Nu, matot, kiek dar ilgai skęsta. 60 gramų, va, viskas. Nu, bandom gaudyti, bandom laukti kibimo ekrane, nes kažkaip dabar nepavykdavo. Šiaip turi ateiti ir lietus dar stipresnis. Dabar toksai krapnojimas kartais būna. Tai todėl aš ne visada laikau įjungtą kamerą, nes nėra noro pašlapinti ją. Jo, dabar reikia susirasti vietą, kur ne šitoj vietoje yra gerai, kai kyla vanduo. Man atrodo, jau buvau minėjęs, kad yra vietų. Aš pastebėjau, kad į kurias geriau važiuoti krentančiam vandeniui ir į kurias geriau važiuoti kylančiam vandeniui. Tai čia yra kylantis. Tai va, jisai, kai kritimas bus prie galo, tai reikės tada pervažiuoti biškutėlį į kitą tašką vėl pažvejojimui. Dar porą metimų ir turbūt eisiu valyti žuvį. Valyti žuvį. Na kągi, vis tik viskas. Judėjimas namo, nieko daugiau nepajudėjo. Vanduo toliau krenta, be abejo, kris vis stipriau ir stipriau. Tai nematau per daug tikslo užsilikinėti, reikės nebent vakare visiškai prietemoje pabandyti pagaudyti. Bet tai jau kita tema. Tamsoj, ten jau savo malonumai, nesimsiu kameros, nes turėtų būti irgi krapnojimas. Dabar stiprėja krapnojimas, jau nebenoriu laikyti ištrauktos. Tai va, judėsiu namučio, gražios kelios menkutės, tokia tai žvejyba, dar didelės neatėjo kažkodėl tai, bet manau, kad tai dėl to pagrindė, kad nėra šalčio. Čia dabar matot, va, čia žiema aplink mane, čia skaitosi žiema. Tai yra Haugesundo apylinkės, tai yra tarp Stavangerio ir Bergeno, visi kas Norvegijoje daug maž įsivaizduoja, kur tai yra. Tai va, iki susitikimų kitose laidose, nei žvyno jums žvejojant ir iki susimatymo sekančiuose reportažuose.